O dabar užsukime į Šetenius. Paskutinį rugsėjo savaitgalį santariečiai renkasi Česlovo Milošo gimtinėje, Kėdainių rajone. Dvaro, kuriame gimė ir užaugo Milošas, jau ir nebeliko. Tai yra atstatyta viena dalis, Svirnas buvęs. Ir patikėkite, buvo tas atvejis, kai šviesuomenė susivienijusi, pirmiausia, VDU profesūra, tiesiog atkovoja visą šitą. Ir žinoma, nuostabus įvykis buvo paties Milošo apsilankimas čia, kada jam buvo suteiktos visos teisės. Jo nuosavybės ir palikimo dalis juridiškai atiteko jam į rankas. Milošas iš karto pasakė, kad jisai atiduoda tą fondui ir Lietuvai. Šita vieta yra ypatinga tuo, kad jis praleido šią vaikystę, o svarbiausia, jis ją įamžino savo knygose. Pavyzdžiui, Isos slėnis tai tiesiog yra knyga apie šitą vietą, apie Nevėžį, apie Šetenius, apie Šventybrastį. Tai yra vingis Nevėžio, tai yra nuostabiai gražus vingis. Iš oro, kai žiūri fotografuotą visą šitą vietą, suvoki, kad jie yra be galo gražiai. O čia viduje jūs matote konferencijų salytę. Čia vyksta seminarai. Pirmininkaujantis asmuo tiesiog skelbia diskusijos pradžią. Lenkai vadina šeteinai, Milošas vadindavo šateiniais ir sakydavo anksčiau šateiniai ir lietuviai. Oficialus pavadinimas kaimo yra Šeteniai. Pati gyvenvietė viską yra Tiskūnai. Kaunas apskritai be bohemos yra sunkiai įsivaizduojamas. Architektų bohema labai garsi. Kaunas garsėjo savo tokiu klubiniu, saloniniu gyvenimu visada. Santara tam tikrą prasme, nors yra išeivijos kūrinys, gimusi yra Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip studentų sąjūdis. Santara yra pratęsta Lietuvoje ir turi itin stiprią atramą Kaune. Ta bohema reiškia sugebėjimą dovanoti džiaugsmą vieni kitiems. Poezijos skaitimas, dalymasis tuo, kad tu perskaitai, diskusija gera intelektualinė, muzikavimas, geros muzikos ir gerų kinų atsivežimas. Ten, kur ąžuoliukai pasodinti yra Lietuvos valstybės veikėjų, prezidento Adamkaus, profesoriaus Landsbergio, kitų garsių visuomenės atstovų, taip pat ir žmonių, kurie atgaivino Milošo tiesiog fondą. Jie pasodino ąžuoliukus ir ten yra medinių skulptūrų. Ten yra, tarkim, Magdalena, Isos slėnyje aprašyta nelaiminga moteris, kuri įsimylėjo kunigą ir vėliau vaidendavosi mirusi visiems. Buvo nutarta padaryti labai įdomų dalyką. Tokias kaip ir knygas pastatyti ir 3 kalbom čia yra siūlomi fragmentai. Arba tai yra ištraukos iš Milošo knygų, arba jo mintis. Gyvenu Kaune ir Šeteniuose, 2 vietose ir man iš tikrųjų šita vieta yra labai brangi. Bet aš suprantu, kad yra vietos, kurias buvo įsimylėję didieji kūrėjai. Ir kartais tu prisidedi prie to mito savotiško, suprasdamas, kad tu pats myli tą vietą, bet tave veikia ir jų mentalinis, kūrybinis palikimas. Aš manau, kad Milošą daugelis myli ir gerbė. Tai yra labai simbolinė figūra lietuviams tapatybės požiūrių. Milošas tapo garsiausiu Lenkų poetu, nebūdamas Lenkas politinė prasme. Jis gimė Lietuvoje. Jis laikė save, jeigu norite, politiniu lietuviu. Jis laikė save LDK žmogumi. Savo Nobelio kalboje Milošas nė žodžio nepasakė apie Lenkiją, jis kalbėjo apie Lietuvą. Jis pasakė gerą gimti mažoje šalyje, kuri kvepia istoriją. Jis nubrėžė tam tikras laikysenos pasaulyje ir tapatybės ribas. Jis galėjo būti didelio miesto, didmiesčio, didžiulės šalies žmogumi. Jisai visada liko prisirišęs prie nedidelės šalies savo ir prie savo kaimo. Man sunku įsivaizduoti geresnę knygą, kuri žadintų tokius patriotiškus jausmus Europai kaip tokiai, už jo gimtąją Europą, kuri yra papasakota kaip istorija, kurią tu išgyveni Europoje, visą ją išmaišydamas ir ilgėdamas į savo mažo kaimelio arba miestelio. Mes dabar laikome, kad sugebėjimas kaitalioti, aš nežinau, ten pavadinkime savo prieraišumo arba įsipareigojimo objektus, tai yra lankstumas, sugebėjimas atsiverti galimybėms, galimybių naudojimas. Bet atleiskite, jeigu mes šitą visą retoriką gražiai atidėsime į šoną, tai visa tai ir bus nekas kita, kaip nesugebėjimas būti ištikimam vienai sričiai, vienam laukui arba vienam žmogui. Man atrodo, kad nuostabi Milošo savybė yra ištikimybė. Kažkokia didžiulė ištikimybė. Tokia žmogiška, lojalumas. Ištikimybė draugams, vietoms, savo šaliai. Ir jeigu jau tave likimas išplėšia, tai tu bent jau mintimis esi su ja. Man atrodo, tai yra labai brangintinas bruožas.